Sveiki gyvi bičiuliai, su jumis sveikinasi dar viena Vilniaus krepšinio lygos tradicinė video apžvalga. Šį kartą pasižiūrėsime, kaip čempionatai juda link pabaigos. Kai kurie iš jų jau pasibaigė, tačiau visų pirma persikelkime į Top Sport elito lygos pirmenybės. Čia pusfinalyje susitiko dvi labai stiprios komandos – Vilniaus Kolegija ir Orakulas. O kiek komentarų viskas? Nors reguliariojo čempionato nugalėtoja tapo Orakulo komanda, jai patekti į Vilniaus krepšinio lygos Top Sport elito diviziono finalą nepasisekė. Vilniaus Kolegija ir toliau stebina savo puikiu žaidimu ir tai pademonstravo pusfinalio serijoje. Tam, kad laimėtų Vilniaus Kolegijai ir vėl prireikė 3 rungtynių. Lygiai tokia pati situacija buvo ir ketvirtfinalyje žaidžiant prieš Tigrus. Pirmasis rungtynės svečiuose Vilniaus Kolegija laimėjo 193 ir turėjo puikią progą viską pabaigti rungtynėse namuose. Deja, susitikime, kurį matote savo ekranuose, Vilniaus Kolegija namuose pralaimėjo 84-92 ir turėjo dar kartą keliauti į Lietuvos karo akademijos tvirtovę. Tačiau čia viskas klostėsi labai panašiai kaip ir pirmoje akistatoje. Atkakli kova, rezultatyvus krepšinis ir puiki rungtynių pabaiga, vėl pelnant 100 taškų, atnešė Vilniaus Kolegijos komandai kelialapį į VKL elito Top Sport čempionato elito lygos didįjį finalą. Tai pirmas toks didelis pasiekimas Vilniaus Kolegijos istorijoje, bent jau žaidžiant VKL pirmenybėse. Tuo tarpu pralaimėjęs Orakulas turės tenkintis geriausiu atveju 3 poziciją, o dėl jos susitiks su Sąlyčiu Litena arba Tegros komandomis. Jos lemiamas taip pat 3 rungtynės žaidžia antradienį. Visados įdomu pažiūrėti, ką žaidėjai kalba prieš lemiamą dvikovą. Ir šį kartą pasižiūrėkim, ką būtent prieš 3 serijos rungtynes, dar nežinodamas jų baigties, kalbėjo Orakulo ekipos krepšininkas Vytautas Valiulis. Noriu padėkoti savo komandos draugam, šiandien atliko nuostabų darbą, kiekvienas stovis. Taip pat turim pripažinti, kad Vilniaus Kolegija irgi yra stipri komanda. Ir mes nuimam kepurės prieš juos, nes jie kiekvieną dieną ateina ir gaunasi ir sezono pabaigoje tik demonstruoja vis geresnę ir geresnę formą. Tai mūsų tikslai yra aiškus, mes norime eiti iki pat galo ir turėti sėkmingą sezoną, o kai viskas susiklostys, pamatysime eigoje. Dabar viskas priklauso nuo paskutinių rungtynių, kurios vyks kitą savaitę. Taip pat dar progai naudojantis noriu padėkoti ir visai organizacijai, nes puikiai organizuotas turnyras ir visumoje laukiam net jau kitų metų, visą kaip komanda ir tikimės stiprintis. Tai tokie tikslai ateinantiem metam, o ties šitom rungtynėm dar kartą norėjau visai komandai padėkoti ir taip pat treneriui Gaudintui, kuris dabar yra traumuotas ir gydosi ir yra ligoniai, tai šitą pergalę jam būtent ir skiriama. Ačiū. Tuo tarpu, kaip ir minėjau, laidos kūrimo laiku, Sąlytis Litena su Tegra vis dar serijoje turėjo lygų rezultatą 1-1. Antradienį paaiškėjo, kuri iš komandų yra stipresnė. Vilniaus krepšinio B lygoje Rint tauriai laimėti pusfinalio varžybose susitiko dar 2 viena kitos vertos priešininkės. Tai Ferimsta ir Stiklo paslaptis LT. Reguliariojo čempionato stipriausia komanda Stiklo paslaptis LT tikrai siekė ir planavo žaisti didžiajame finale. Deja, kartais planai persipina su realybė. Pirmasis rungtynės Stiklo paslaptis namuose pralaimėjo net 64-84 ir Ferimsta namuose be jokios abejonės tikėjosi iškovoti kelialapį į finalą. Tačiau nutiko visiškai kitaip. Susikaupė Stiklo paslaptis LT ir laimėjo Ferimsto salėje dar didesnių skirtumų, net 27 taškais. 87-60. Taigi viskas persikėlė į 3 susitikimą, o ten kova jau buvo be kompromisė. Rungtynes 3 98-89 laimėjo Ferimsta, tokiu būdu patekdama į Vilniaus krepšinio B lygos Rint taurės didįjį finalą. Na, o mes pasižiūrėkime, ką po antrosios dvikovos kalbėjo Stiklo paslapties žaidėjas Žilvinas Grušas. Visų pirma, džiaugiamės pergalę. Laimėjom kiek čia? Labai daug laimėjom, iš 20 taškų. Ko gero varžovom gal net laikė nervai. Pradžia rungtynių tikrai neatrodė, kad mes taip juos triuškinsim, bet taip gavosi. Gal varžovai kelias techninės, diskvalifikacinė, ten dar visokių būdų. Ir galbūt palūžo. Ketvirtą kėlinį tiesiog, užbaigėm
tiesiog užbaigėm, o trečiose rungtynėse manau, kad bus visai kita kova ir visai kitos rungtynės, varžovai ateis nusiteikę. Ir mes ateisim nusiteikę ir tikimės geros kovos dar kas be ko, ačiū žiūrovom už tai, kad atėjo mus palaikyti ir mūsų ir varžovų žiūrovom, laukiam labai daug žiūrovų, Martyno Mažvilio, ar ne, vidurinėje mokykloje. Tai tiek. Tuo tarpu kitame pusfinalyje Patriotų komanda 2 kartus nugalėjo Elektrėnų Hidra Kentaurą ir laimėjusi seriją 2-0 pateko į didįjį finalą. Ten jie žais su Ferimstos komanda. Nuo bronzos medalių likimas paaiškės susitikime tarp Stiklo paslapties bei Elektrėnų Hidro Kentauro. Vilniaus krepšinio C lygoje Diremtos taurėje labai įdomus susitikimai, kuomet liko 8 stipriausios komandos. Viena iš labiausiai intriguojančių porų buvo Steko bei Emerų magistrų akistata. Beje, už video medžiagą šioje serijoje dėkojame Steko komandai. Ketvirtfinalio seriją Stekas laimėjo prieš Emerų magistrus 2-1 ir tokiu būdu pateko į pusfinalį. Tačiau ten, kaip yra sakoma, apetitas kyla bevalgant. Reguliariojo čempionato stipriausia komanda SK Kilk Paskoliukas LT laimėjo pirmąjį pusfinalio susitikimą 56-43. Tačiau tai nieko nereiškia. Likusias 2 rungtynės Stekas sužaidė pagirtinai ir ne viename susitikime nesugebėjęs praleisti daugiau nei 58 taškų į savo krepšį, seriją laimėjo 2-1. Tuo tarpu kitame pusfinalyje taip pat vyko itin atkakli kova. Šio sezono atradimas Omnitel komanda laimėjo pirmąją akistatą net 12 taškų persvarą prieš Skaidiškių komandą 67-55. Maža to, antrajame susitikime jie vos per plauką buvo nuo patekimo į didįjį finalą. Deja, per minutę su sekundėmis nesugebėjo išlaikyti 7 taškų pranašumo ir pralaimėjo 57-60. Dar viena kelionė į Rudaminą Omnitel komandai nepasisekė. Skaidiškės laimėjo 79-67 ir dideliam savo žiūrovų džiaugsmui žais Vilniaus krepšinio lygos C diviziono Diremtos taurės didžiajame finale. Ten jų, kaip ir minėjau, laukia Steko komanda, o mažajame finale jėgas išbandys Omnitel bei SK Kilk Paskoliukas LT. Pasibaigė ir beveik 8 mėnesius trukęs VKL Hurom įmonių lygos čempionatas. Mažajame jo finale Thomson Reuters žaidė su Infolex Avenir komanda. Praeitais metais Thomson Reuters ekipa finišavo 4, todėl nieko keisto, jog šiemet pagrindiniu savo tikslu įvardino pakilimą bent jau 1 laipteliu aukštyn. Ir tai komandai padaryti tikrai pasisekė. Susitikimą žymiai geriau pradėjo Infolex Avenir, kurie iš karto atitolo net 17-5, vėliau savo pranašumą padidinę iki 17 taškų. Tačiau tai dar nebuvo pergalė. Ir itin prastai pirmoje rungtynių dalyje pataikę Thomson Reuters krepšininkai antroje rungtynių pusėje atsigavo. Nors ir pelnė vos 5 tolimus taiklius metimus, Thomson Reuters krepšininkai sugebėjo pelnyti nemažai taškų iš po krepšio ir tokiu būdu palaužti vis labiau pailstančią Infolex Avenir komandą. Rezultatas dar buvo lygus iki 4 kėlinio vidurio, tačiau vėliau nugalėtojas jau tapo aiškus. Laimėdami paskutinį kėlinį 12 taškų persvarą, Thomson Reuters iškovojo bronzą 82-68. Šiuo rezultatu ekipos žaidėjai buvo labai patenkinti ir žadėjo, jog kitais metais lygoje stengsis užkopti dar aukščiau negu šimetinė 3 pozicija. Na, o didžiajame Hurom įmonių lygos čempionate susitiko Vilniaus policija ir Lietuvos geležinkeliai. Vilniaus policijos komanda pastaruoju metu kiek buksavo, tačiau pagrįstai tikėjosi sėkmės didžiajame finale. Nieko blogo komandai nežadėjo ir ekspertų prognozės, tačiau paskutinis kėlinys sužlugdė visas ekipos viltis. Puikiai pradėjusi susitikimą Vilniaus policijos komanda pirmavo ganėtinai užtikrintai didžiąją rungtynių dalį. Kuomet po 3 kėlinio policijos ekipos persvara buvo 9 taškai, atrodė, jog geležinkeliečiai šį kartą staigmenos nebepateiks. Tačiau tuomet dar kartą prabilo šios ekipos lyderis Povilas Navikas.
Per šias rungtynės žaidėjas iš viso pelnė net 42 taškus ir tapo neabejotinu savo ekipos pergalės kalviu. Neveltui Povilui po rungtynių buvo skirtas ir naudingiausio finalo žaidėjo prizas. Na, o rungtynės po įspūdingai laimėto ketvirtojo kėlinio, kurį Lietuvos geležinkeliai laimėjo net 22-3, laimė Lietuvos geležinkelių komanda. Kartu su čempiono titulo prizu ekipai atitenka ir kelialapis žaisti su stipriausia Švyturio Kauno krepšinio lygos įmonių čempionato komanda. Ši dvikova įvyks arba pačioje gegužės pabaigoje, arba naujajam sezonui prasideda. Sveikiname visus Hurom įmonių lygos čempionato prizininkus ir iki susitikimo kitame sezone. Vis labiau prie pabaigos artėja ir VKL Top Sport pavasario čempionatas. Viename iš aštuntfinalių susitiko BC All for One bei Matavimo studijos komandos. Matavimo studija iki šio susitikimo vis dar buvo viena iš nedaugelio, kuri nepralaimėjo nei vieno susitikimo. Todėl nieko keisto, jog ekipa taip sėkmingai kovoja ir žengia link prizinių pozicijų. Šį kartą jos kelyje pasitaikė tikrai stipri All for One komanda. Tačiau rungtynės Matavimo studijai pasibaigė be didesnių problemų. Nuo pat pirmojo kėlinio Matavimo studija šovė į priekį ir pirmavo nežymiai. Tačiau rungtynėms įpusėjus ir rezultatui esant net 48-23, viskas tapo aišku. Matavimo studijos neišgąsdino ir tas faktas, jog varžovų ekipoje žaidė Žydrūnas Stankus, Mykolas Jasaitis, Arūnas Baronas arba Dominykas Palšis. Jiems ši diena tikrai nebuvo pati sėkmingiausia ir nors Žydrūnas Stankus pelnė net 37 taškus, tai jo komandai nepadėjo. Tuo tarpu Matavimo studijos gretose sėkmingiausiai pasirodė 24 taškus įmetęs Vismantas Čepliauskas bei 23 pridėjęs Kęstutis Balčiauskas. Įveikusi šį etapą kitame Matavimo studija taip pat nesustojo ir nugalėjo ST Justiniškių komandą 75-68. Tokiu būdu Matavimo studija jau pateko tarp 4 pajėgiausių VKL Top Sport pavasario čempionato mažosios taurės dalyvių. Ar tai jau yra galutinė komandos stotelė? Sužinosime 2 savaičių bėgyje. Na, o po šio pergalingai pasibaigusio susitikimo pakalbinome Matavimo studijos ekipos atstovą Žygimantą Romanovą. Šiandieną buvo geras mačas, verti priešininkai vienas kitą buvo. Mes, aišku, labai stipriai galvojam apie šitas varžybas, daug ką pasiruošėm. Ir matosi pagal rezultatą. Priešininkai, man atrodo, per anksti sudegė. Jie, aišku, turėjo šansų, bet mes esam turbūt stipresni. O kas lėmė? Lėmė kova po krepšiais. Turėtų būti mūsų ir labai geras pataikymas. Tikrai dėkinga, aišku, salė, geras pataikymas. Tai tiek. Tuo tarpu didžiosios taurės VKL Top Sport pavasario čempionato pusfinaliuose susitiks VTDK ir Stiklo paslaptis LT bei ekskomisarų biuras G7 Sportas prieš Legiono komandą. Šiame etape didžiojoje taurėje žaidžiami 2 susitikimai, skaičiuojant taškų skirtumą. Na ir mažojoje VKL Top Sport pavasario čempionato taurėje, jau kaip ir minėjau, Matavimo studija palaužė ST Justiniškių komandą, vietą jūsų reklamai kiek netikėtai pralaimėjo SK Nemenčiniai, Avia Solutions Group nusileido VKTS Gernešys LT ekipai, na ir paskutinė pora, Erelė ir Ferimsta, savo santykius aiškinosi laidos kūrimo dieną. Na ir laidelės pabaigoje, kaip ir visuomet, pakviesime pasigerėti 10 geriausių ir gražiausių užfiksuotų video epizodų VKL pirmenybėse praeitą mėnesį. 10 pozicija ir VKL Hurom taurės čempionato Infolex Avenir komandos prasiveržimas. 9 pozicija šį kartą atitenka dar vienai įmonių lygos komandai, tai yra Vilniaus policijai ir jų žaidėjui Donatui Ratkevičiui. 8 vietoje įsitaiso Top Sport elito lygos Vilniaus kolegijos krepšininkas Simas Liepinaitis. 7 pozicijoje šį kartą VKL Top Sport pavasario čempionato dalyvių Matavimo studijos duetas Mantas Vanagas ir Vismantas Čepliauskas. 2 taškai ir pražanga.
Šeštoje pozicijoje gražus ir pagirtinas steko dėjimas. Tuo tarpu penktąją poziciją okupuoja dar vienas elito lygos atstovas. Šį kartą Orakulo krepšininkas Rimvydas Sosnauskas ir dvi pavyzdingai pasibaigusios jo atakos. Ketvirtoji pozicija ir vėlgi įmonių čempionatas, dvikova dėl trečiosios pozicijos. Jonas Norvaišas ir Thomson Reuters. Įspūdingas blokas. Trečioji pozicija ir Lietuvos geležinkelių žaidėjas Povilas Navikas. Dar vienas pagirtinos gynybos pavyzdys. Antrąją vietą okupuoja Vilniaus kolegija su savo greita ir gražia ataka, kuri pasibaigia triuškinančių Povilo Šoliūnų dėjimu. Na ir pirmoji pozicija, galbūt kaip ir dera simboliškai, steko komandai. Vilniaus krepšinio lyga dėkoja visiems savo partneriams ir rėmėjams už tai, kad galime jums organizuoti krepšinio pirmenybės. Iki susitikimo jau šį savaitgalį didžiuosiuose Vilniaus krepšinio lygos finaluose Mykolo Romerio universiteto didžiojoje sporto salėje.